Girdisi tikiuosi, taip? Jeigu tai, ką aš dabar girdėjau, yra coachingas, tai yra gražu. Aš gal pradėsiu nuo tokio prisistatymo, kuris leistų suprasti, ko žmonės galima tikėtis. O paskui pabandysime padaryti tai, ką aš pavadinčiau įvadu į garsaus režisieriaus Gyčio Padegimo pasisakymą. Kalbėti atskirai galima, tačiau per didelė prabanga, manyčiau. Visada, kai žinai kontekstą, ypač kai žinai kontekstą, turi jausti atsakomybę už tai, kas vyko prieš tave ir už tai, kas vyks po tavęs. Kadangi aš žinau kontekstą, esu susipažinęs su programa, mačiau Gytis yra, ką tik girdėjau įvadinės kalbas, todėl jeigu kalbėčiau be konteksto, tai pats savo turėčiau pripažinti, kad esu, kaip čia pasakius, neadekvatus. Šitas žodis, kuris dažnai geriausiai apibrėžia žmogaus padėtį šiandienos pasaulyje. Neadekvatus. Jis gyvena gyvenimą nelabai priklausomą nuo to, kas sukasi aplink. Kiek aš suprantu, coachingas yra būdas atrasti adekvatesnį santykį su pasauliu. Tačiau apie coachingą aš neišmanau nieko. Ir matyt, būtent todėl esu čia. Nes jeigu aš ką nors išmanyčiau, tai būčiau pastatytas į eilę tų, kurie turėtų galimybę aplikuoti, tai yra pareikšti norą sudalyvauti jūsų konferencijoje. O kadangi nieko neišmanau, tada aš stoviu čia ir jūs priversti laisva valia klausytis. Matot, kokia yra keista kartais situacija. Žmonės, kurie neišmano, šneka, o tie, kurie išmano, privalo jų klausytis. Ar neįprasta? Dažnai jau pasitaiko. Pernelyg dažnai. Kažkaip taip suorganizuotas tas pasaulis, kuriam mes privalome būti adekvatus. Mums taip sako, jūs neadekvatus šitam pasauliu. O jis taip suorganizuotas, kad tie, kurie neišmano kalbą, o tie, kurie išmano, tyliai prunkščia. Ir kuo jie labiau Gyčiai Padegimai, to jie paskutinėse eilėse. Atsakyti šitą klausimą, kodėl taip yra pakankamai sudėtinga ir tai ne šito mano pasisakymo tema. Bet vis dėlto, ašgi grasinau pradėti nuo to, kas aš ir kodėl aš čia. Na, kodėl jūs jau supratot, nes nieko neišmanau apie coachingą. O kas galbūt padės šiek tiek suprasti, kokiu būdu iš manęs galima gauti tai, ko galbūt jums šitą lapkričio rytą norėtųsi gauti. Šiaip esu psichologas. Pridėjęs šiaip esu, turiu galvoje tai, kad turiu diplomą. Skirtingai nuo tų, kurių mes klausomės ir kurie diplomo neturi. Bet tas diplomas jis yra tapatus tam diplomui, kurio nėra. Diplomas, kuris gautas kažkada, jisai yra panašus į popieriaus lapą. Na, tuo metu buvo stori diplomai, ant jų buvo parašyta 2 kalbom. Ir aš tiesą pasakius net nežinau, kur jis yra. Kada čia įvyko diplomo istorija, o jų buvo kelios. Aš bandžiau jo paieškoti. Tiksliau kilo tokia mintis. Bet paskui kažkaip ją nuvijau į šalį. O kam? Juk supranti, kad tikrai jis tavęs nepavers tuo kitu. Psichologija tai yra viena vertus išsilavinimas, antra vertus gyvenimo būdas. Pagal išsilavinimą aš jau seniai ne psichologija. Tai, ko aš mokiausi, tai, ko manęs mokė,
jau seniai yra praeitis. Tai yra mokslinis komunizmas. Atlantidos pažinimo istorija. Šito nebėra. Gerai, galbūt yra su tam tikrom išlygom, tačiau kaip sistema jinai yra pasitraukusi antrą planą. Ir tokie dokumentai, jie turėtų būti atnaujinami. Tam tikrų būdų taip ir vyksta. Kai žmogus sako, aš esu toks ir toks, jo klausia, o iš kokios mokymo įstaigos? Ką jūs darėte? Kokių kursų klausėtės ir taip toliau. Tai yra atnaujinimo etapai. Ir šiuo atveju Gediminas Kirkilas, kuris man nepatinka, yra pasakęs visiškai teisingai. Nesvarbu, ar turiu aš diplomą ar ne. Svarbu, kad aš buvau ministru ir išmanau tas problemas. Iš tikrųjų. Jeigu žmogus išmano problemas, galbūt jisai gali gauti kažką tokio, ką galima būtų pavadinti diplomu. Tai štai, diplomą aš neturiu, tą jau irgi išsiaiškinau. Tačiau aš turiu galimybę. Galimybę kalbėti. Galimybę, kurios neturi daugelis kitų žmonių. Ir toji galimybė yra susijusi su mano darbu žinių radijoje. Buvo ir kitos kalbėjimo galimybės, tačiau dabar liko ta pagrindinė. Ir tas darbas, jisai gali būti pavadintas žurnalistiniu darbu. Nors su žurnalistika šitas kalbėjimas, kuriuo aš užsiminėjau, nedaug ką turi bendro. Žaviai prezidentė, kuri mane ir įtraukė savo atsakomybę į visą šitą istoriją, pasirodė, kad tai, kas vyksta radijinio kalbėjimo metu, yra labai panašu į tai, ką ji pavadino coachingu. Mes irgi bendravom su 7-mečiais ir 7-metėmis, irgi bandome išgauti iš jų tam tikrų klausimų. Turiu galvoje vieną žavią laidą, kurią dabar vedu, greta tos vidudienio laidos, kuri tarsi pagrindinė, tėvams apie vaikus. Ir prie jos dar grįšiu. Tai štai, nieko neišmanydamas apie coachingą, neturėdamas diplomų, būdamas psichologu, kuriuo nesu, stoviu čia ir kalbu, nes turiu galimybę kalbėti. Prieš tai, kaip tai atsitiko, viešpatie, tai atsitiko atsitiktinai, iš tikrųjų, bet visada mes turim būti pasirengę atsitiktinumams. Tiesiog aš lankiausi pas savo gerą bičiulį, tuometinį žinių radijo generalinį direktorių Eduardą Eigirdą, kabinete ir klausiausi radijo laidos, nes kabinete buvo galimybę paklausyti to, kas vyksta eteryje. Ir pasakiau tą frazę, nuo kurios viskas ir prasideda. O kas čia tokio aš ir taip galiu? Poručikas Rževskis paprastai sakydavo dėl pokalbio palaikymo. Kaip čia rusiškai? Tai yra radi поддержания разговора. Vat įvyksta situacija, kuri staiga tave įpareigoja, nors jos niekas nekonstravo specialiai, racionaliai. Mes tiesiog keitėmės būtinių lygmenių tam tikrom impresijom, kaip tai būna. Na, susidūrė du seniai nesimatę žmonės gatvėje, prie alaus bokalo. Dvi moteris, du vyrai, vyras ir moteris, prisimena įvairius dalykus, kurie juos kažkada siejo. Galbūt jie bendraklasiai, galbūt jie kažkada draugavo. Kai jau išsemti tie pokalbiai apie bendrus draugus, staiga apsidarai ir galvoja, a ką dar tokio pasakius? Vis tiek laikas eina, taip, 45 minutės čia reikia stovėti. Ką tokio pasakius? Ir sakai, aš irgi taip galiu. Vat vyksta pokalbis. Ir staiga, kada jis pasakė, tai gerai, pabandyk. Aš supratau, kad viskas. Viskas.